Gyvenau tokią etapą, kaip mano kasdienybė buvo pilka, visiškai nemačiau gyvenimo džiaugsmo spalvų, girdėjau tik tai vaiko kosulį ir dusulį ir buvau bejėgė. Turėjau tik tai vieną svajonę, kad mano vaikas būtų sveikas, stiprus ir turėtų galimybę susitikti su kitais darželio draugais. Sirupai, antibiotikai, inhaliatoriai, ligoninės ir toks užburtas ratas. Maisto papildais netikėjau, bet griebiausi iš bet kokio šiaudo, kad padėti savo sergančiam vaikui. Nuo šiol į polikliniką einu tik profilaktiniam pasitikrinimui. Šiandieną jaučiu ir suprantu kiekvieną mamą, kurios yra vienintelė svajonė – sveiki jos vaikai. Jeigu tau surezonavo šitas video ir jeigu tu pavargai nuo užburto sirupų rato, susisiek. Galbūt mano suteikta informacija prives tave prie rytojaus sveikesnio, gražesnio, žaismingesnio ir sveikesnio. Būkite sveiki, būkite laimingi.